Visiems labą dieną. Šiandieną pafilmuosim vieną maršrutuką su mokinė Edita. Į dešinę važiuosim Edita. Pradedam nuo kalnelio prie regitros, nes šiandien pirmadienis regitra yra uždaryta. Tai mes nuo kalniukų startą duosim, ne? Ir čia matom, kad baigėsi kelias. Kadangi tai buvo greitėjimo juosta, mes privalom įvažiuoti į greitėjimo juostą ir greičiai persi, kad jeigu Edita būtų šokus iškart į antrą juostą, tai būtų kritinė klaida. Taip, tai pagrindinės taisyklės, tai kai nieko neskau, visą laiką važiuojam tiesiai. Čia greitis yra 50, tai spaudžiam gazą, spaudžiam Editą ir nuo kem 5 jungiam ketvirtą pavarą. Gerai. Pafilmuosim vieną tokį maršrutą, o čia kaip gražiai lenkia. Už tokį lenkimą beje teisės atima nuo mėnesio iki 3 mėnesių. Tai lenkimas per ištisinę buvo, vos ne per perį, bet sakau, už tokį lenkimą būtų jau negerai. Taip, mes važiuosime iki pat galo ir paskui sankryžoje važiuosime į kairę. Gerai. Prie regitros nepamirštam, kad yra ta visa didelė zona gyvenama ir dažnai mokiniai kliūna su greičiais. Tai va, matom ženklas, kad gyvenama zona, matom ženklas, kieno pagrindinis, nėra mūsų pagrindinis kelias, nes mes iš pagrindinio išvažiuojam. Tai siūlau prieš perį pilnai sustoti ir kadangi nieko nesimato, dabar pabiškai lėtai judėti. Ir žiūrėk iš dešinės, kad niekas neatvažiuotų. Nes jeigu mes sustosim iš karto ant perėjos, tada bus ne kažką. Jeigu, tarkim, būtų automobilis, mes nepadarėm sustojimo ir taip ant perėjos sustojom ir mūsų egzaminas baigėsi. Tai va, čia visur yra gyvenama zona greitis yra 20 ir dar čia visur yra lygiai reikšmės sankryžos. Tai kliūtis iš dešinės. Išmink sankabą, lėčiau, tai va taip pabiškut ir judam. Ir žiūrim, kad nieko nebūtų iš dešinės. Ne? Nieko nėra, ne? Galim su antrą pavarą, puikiai mes čia darbuotis. Jeigu automobilis pilnai nesustoja, tai mes labai lengvai su antrą pavarą važiuojam. Kliūtis apvažinėjam visada su posūkiais tvarkingai, kad visi žinotų, kad buvo kliūtis. Tai yra Dviliškio gatvė, vėl yra sankryža ir tai pilna čia tų sankryžų lygiai reikšmė. Žiūrint, kad nieko nebūtų iš dešinės. Visada įsivaizduokit, kad tikrai bus. Nes jeigu jūs tiesiog sustosite, pristabdysite, kad, tipo taip reikia, žinai, tai taip negerai. Visada turim įsivaizduoti, kad iš tikrųjų parvažiuoja automobilis. Nes yra ne kartą buvę, kad mokinys pristabdo, bet vis tiek važiuoja, o ten automobilis ir ant stabdžio. Tai visada turėti blogiausią scenarijų. Ir taip išvengsim visokių nemalonumų. Viskas gerai, užkurk. Pirmą parą važiuoju. Jeigu mes tarim užgesimą sankryžą, tai čia jau biškai jau kritinė klaida būtų. Jeigu mes šiaip užgesam, tai nieko baisaus, bet jeigu užgesima sankryža, jau skaitos kaip kritinė. Grįžtam atgal su posūkiu. Gerai, posūkį išjungiam. Ir posūkį tokie kliūtis apvažiuojant trumpai, kad neužlaikykim posūkį, nes paskui galim suklaidinti kitus eismo dalyvius, kad mes suksim kažkur, jeigu mes užlaikom. Gerai, šitoj sankryžai mes suksimės į kairę. Rodyk jau posūkį kairę. Irgi lygiai reikšmės sankryža, tai turim žiūrėti iš dešinės ir iš priekio, kad nebūtų važiuojant į kairę, ne? Pabiškutį judam, tik nemes sankabus, švelniai. Nieko nejudam, ir važiuojam. Gerai. Čia matai Pasvalio gatvę. Yra ženklas, reiškia, vėl mes kertam sankryžą. Žiūrim, kad nieko nebūtų iš Pasvalio gatvės. Nes nėra ženklų vėl jokių. Ir taip pabiškutį. Gerai. Čia jau matom, kad mūsų šalutinis kelias, tai irgi rekomenduoju prieš perę pilnai sustoti ir tada gražiai su pirmą pavarą judėti. Pilnai sustok. Gerai. Ir pabiškutį judam. Ir žiūrim jau į kairę dešinę, kad nieko nebūtų, nes mūsų šalutinis kelias. Jau iš kairės ir dešinės praleisti turėtume. Gerai. Visada mokiniams sakau, kad 90% jūs gausite važiavimo šitoje gyvenamoj zonai.
nebūtinai ten eis prie regitros į dešinę, suksite, bet kad čia važiuosite, tai 9%, kad atsirasti. Tai nepamirškite dėl greičio, nes dažniausiai padaro kokį užduotį ir pamiršta, kad gyvenamo zona ir viršia greitį. Čia jau gyvenamo zona mūsų baigėsi. Mes važiuosime į dešinę. Ir spaudžiam 50. Paskui priekyje bus reguliuojamas sankryža, mes važiuosime į kairę. Sakau iš karto, kad galėtum dėliotis, kaip reikia čia ką daryti. Tai labai gerai, kad prieš perėją nesirikiuojam, nes pavojinga visada geriausia už perėjus, už sankryžos. Na, rikiuotis. Visada, kai rikiuojamės, mes nepamirštam pažiūrėti veidrodėlį ir per petį. Jeigu nežiūrėsite rikiavimuose metu per petį, jūs parodote, kad jūs esate dar nepasirengę egzaminą. Tai, na, egzaminuotojai sako, kad čia nieko tokio, maža klaidelė, bet aš mokiniams sakau, kad jūs jau esate užsirovę, jeigu per petį nežiūrit. Tai jau ras būdų prirašyti klaidų. Tai va, per petį žiūrėjimas tai yra aukštas levelis egzaminų metu. Tai va, visada mokiniams sakau, poskas veidrodėlis per petį, poskas veidrodėlis per petį, poskas veidrodėlis per petį. Kaip tėvė mūsų. Taip, važiuosime į kairę. Kairė važiavimas tai yra vienas iš sudėtingiausių, visada būna sankryža, ne? Visada, aišku, pasižiūrim, iš kurių juostų galim važiuoti į kairę, matom tik iš vienos, viskas gerai. Toliau matome, kad yra lempoje strėlytė, jo, matai? Tai į kairę važiuojant reiškia, mums niekas netrukdo 100%, jeigu yra strėlytė. Jeigu tos strėlytės nebūtų, tik būtų paprastas blynas, tada 50-50. Jeigu darytume apsisukimą, turėtume praleisti mašinas važiuojančias į dešinę. Važiavam, neatsiliekam. Ir leidžiam sankryžą. Leidžiam. Gerai. Ir tiesiai. Dabar čia tokį maršrutuką padarysim, kur, nu, egzaminuotojai norint sukrist mokinį, šitą maršrutą pravažiavus, tai manau, tikimybė labai yra didelė, kad jisai neišlaikytų. Nes ganėtinai sudėtingas maršrutas, kaip ir atrodo lengva, bet tuo pačiu ir sudėtingas. Lengva, kai žiūri, bet kai važiuoja biškį kitaip yra. Per kalniukus mieste visus kalniukus visada rekomenduoju su antrą parą ir greitis, kad būtų nedaugiau 20. Nesvarbu, ten didesnis, mažesnis, bet kalniukų paskirtis tai yra greičio lėtinimo priemonė, net. Todėl tenais siūlyčiau normaliai prisistabdyti ir gražiai pravažiuoti. Jeigu atvažiuotų automobilis iš priekio, kieno būtų pirminybė, tavo ar tavo automobilio? Trečią parą jau. Kur? Dabar, pavyzdžiui, iš priekio pravažiuotų automobilis, kieno būtų pirmumas? Mano? Kodėl? Nes aš daugiau vietos turiu važiuoti. Nes tavo pusėje nestovi kliūtis. Jo? Gerai, mes visą laiką tiesiai važiuosim. Čia labai sudėtinga sankryža, atkreipkit, labai sudėtinga, nes dažniausiai mokiniai šito ženklo nepamato, kad tiesiai galim tik iš tos juostos. Tai šita sankryža yra labai sudėtinga. Čia Edita jau yra buvus 100%, nes jeigu nebūtų buvus, tikrai būtų susimovus 100%. Tai vat, gerai, mes čia padarysim T formą, sustosim prie bordiūro ir gražiai galų įvažiuosim. Tai va tą vietą atsiminkit, nes sakau, jeigu su žmogu važiuoji pirmą kartą, tai, nu, sakau, nėra buvę, kad pamatytų. Visada būna, kad prieš eismą deda paskui. Gerai, sustojam, įsijungiam rampulinę, pažiūrim veidrodukus, būtinai atsisukam atgal ir jeigu nieko nėra, važiuojam. Ir vieta yra pavojinga, nes nuo to tilto daug dviračių būna, pėsčiųjų ir panašiai, tai būk atidi. Ir bordiūrą nepamesk. Ten matai, pareina žmogus, ne, gale ir palaukiam, kol praeis. Praeina, tęsim tada. Ant greičio daryti užduočių tikrai nereikia. Dar vienas žmogus pareina. Kantrybės. Ne tik turim žiūrėti automobilius, kad nebūtų prieki, gale ir iš kiemo dar gali būti atvažiuojančių, bet ir žmonės turim žiūrėti, dar dviratis nuo kalno pasileidžia dar ir šitą parleidžiam dėdį. Tai va tokia ganėtinai sudėtinga tai forma. Bet mes, kaip vairuotojai, viską matom. Tai ir mes būnam atsargus.
Nu, išlaukiam, pravažiuoja ir tęsim. Ypač gyvenamai zonai, darant tai formą, labai prašo, kad daugiau darytis, nes jeigu, pavyzdžiui, žiūrėsite tik į bordiūrą, tai gausite kritinę klaidą už nežvalgybą. Nes gyvenamai zonai gali būti vaikų, ten su dviračiais, ten lakstyti ir panašiai, tai kuo daugiau žvalgybos. Ačiū ir išvažiuoju kairę. Puikiai. Šitą gatvę, sakau, yra sudėtinga ir norint sukirsti, tai čia būtų labai gera vieta. Ir mes tiesiai važiuosim, grįžtam dešiniau. Ir važiuojam. Tavo pagrindinis kelias važiuojam. Žmonių nėra, akivaizdžiai nematai. Varom. Tai dabar jau iš tos pusės važiuojant jau biškai jau bus nesmagiau, žinai. Jo. Kadangi prasilenkinėsi tokiam siauram keliui ir jo pirminybė, tai lėčiau perjunk antrą pavarą. Nes per arti irgi negali važiuoti didelių greičių prie mašinų. Ir tęsk. Nieko nėra, spaudžiam ir nelysk. Atstumas iki mašinos turi būti toks, kad jinai galėtų atidaryti pilnai duris. Tai per arti nelysk apie metrą, turim išlaikyti distanciją nuo dešinės pusės. Visada pagalvokit, kas būtų, jeigu atsidarytų pilnai duris. Todėl arti nelysk. Tas suks netrukdomus, viskas gerai. Ir čia stenkis trumpą posūkį, nes dabar galim suklaidyti. Važiuok. Išjunk posūkį. Trumpą. Nes rodydama ilgai posūkį, žmogus jau galvoja, kad tu suksi dešinę. Gerai, matom kalnelis, lėčiau. Tai va, tas keliukas toks nėra smagus ir jeigu matot, kad parvažiuoja tenais automobilis, lėtinkitės greitį, persijunkit antrą. Jeigu matot, kad iš vis sunku bus prasilenkti, sustokit, leiskit tada jam važiuoti. Žodžiu, įsivertinam. Mes reguliuojamą sankryžą važiuosime į kairę. Jau trečią, daugiau. Ir dabar laisvai jau savo ramiai. Ir mes važiuosime į kairę. Čia į kairę važiuojant, jau matom, kad lempose, tam šviesofore nėra strėlytės. Tai jau gali būti problemų su priekiu. Tai kai važiuosime į kairę, žiūrim, kas vyksta ten priekyje, ar mašinas nejuda ir pėstiesiems ar nedeg žalias. Būtinai sukant į kairę pasižiūrim iš karto. Jeigu bus, sustosim vidury, prasileisim. Kiekvieną darant veiksmą mes turim gerai apgalvoti. Mes kaip vairuotojai negalim tiesiog važiuoti, nes kiekvienas posūkis, kiekvienas manevras turi būti gerai apgalvotas. Nes jeigu mes tiesiog važiuosim, tai pridarysim daug nesąmonių. Aišku, jau kai didelė patirtis yra, jau tu negalvoji automatiškai viskas vyksta. Taip, matom, tas automobilis nevažiuoja, reiškia, jam dega raudonas. Pėstiesiems matom, irgi dega raudonas, matai? Gerai. Ir važiuojant į kairę, svarbu nepataikyti tenais į kokią greitėjimą jos arba į autobusų jos. Visada pasižiūrim, kur sukam. Niekas nedraudžia žiūrėti. Tu viską gerai padarėjai, bet sukant į kairę dar turim pažiūrėti, kad nepataikyti. Ir žiūrėk, iš toli ten jau matau, kad paržygiuoja link perės žmogus. Taip mes turim į priekį matyti, kad paskui nebūtų paskutinė sekundė. Ir važiuojam. Antrą pavarą. Nes pirmą pavarą mes jungtume tik tada, kai viskas gerai, ten buvo toli, dar buvo salelė, viskas gerai čia. Bet pirmos pavaros važiavimo metu nejungiam. Kai sustoja, tada pirmą. Jeigu kažkiek juda, tada jungiam antrą. Mes sankryžai važiuosime į dešinę. Šitą, jo, tai čia važiuosim į dešinę ir čia vienintelis posūkis yra dešinė, nes šviesoforai dešinę draudžia važiuoti, ten tik tiesiai. Čia va šita vietelė irgi tokia ganėtinai sudėtinga, irgi daug mokinių kliūna čia ir gauna kritinės klaidas, nes yra pavojinga, nes šalutinio kelio ženklas ir turim žiūrėti, kad nieko nebūtų iškiręs. Lėčiau, užmik sankabą lėčiau ir neiškišk nosis, sustok čia, matai pilną automobilį, ne per vidurdėlį. Tai kantrybės, koją nuo sanklos patrauk ir palsėk biškį. Palaukim, kol visą pravažiuos bandą, tada važiuosim. Tai va čia irgi būna labai dažnai, praleidžia tą šalutinio kelio ženklą ir iššoks ten. Aišku, neleidžia iššok, gauna per stabdžius nuo egzaminuotojo, bet čia šitą vietą mėgstama yra. Ir irgi jeigu nėra buvę, galima čia suklysti nesunkiai. Gerai, važiuojame. Važiuojam, to gaziuką, trečią. Ir irgi dažnas būna klaidas už per lėtą pajudėjimą iš vietos. Tai
mes reiškia negalim atsilikti nuo bandos. Šiaip matom autobusą, žmogus įlipo, gali bet kokiu momentu pradėti važiavimą kaip dabar, ne? Lik savo juostą, neišeik, antrą pavarą važiuoja. Bet jo yra pirmenybė, ne? Tai būtinai su autobusais mes nejuokaukim. Ir mes važiuosime į dešinę. Reikiavimas į dešinę. Veidrodėlis per petį, labai gražiai darais. Palik čia tą antrą, palik čia. Antrą pavarą jau prisilėti miškį. Žiūrim perį, kad nieko nebūtų. Ir pabiškį sakymą keliam. Gerai. Ok. Toliau bus reguliuojama sankryža, joje važiuosime į kairę. Tai irgi šitą sankryžą, jeigu mes nesam niekada buvę, trečią parą nepamiršk, nuo 30. Jeigu šitoje sankryžą nesam buvę, tai irgi gali būti čia mums reikalų. Tai irgi tokia sudėtinga. Ne? Kritinė buvo praeita. Jo, bet, čia sakau, čia reikia būtinai paragauti jos, kaip sakau. Jo, tai va, į kairę mums reikia šitą juostą, jeigu tiesiai, tada reiškia dešinesnė ta juosta, ne? Ir nepamiršk, kad važiuosi į kairę. Matom, lempai nėra jokių strėlyčių. Tai gali būti problemų su priekiu. Jeigu bus problemų su priekiu, sustosim vidurį ir lauksim, kol visi pravažiuos. Važiuojam. Matom, visi važiuoja, reiškia, jiems žalias dega. Tai mes gražiai važiuojam į sankryžą viduriuką. Jeigu eitų per perėją žmonės kairiai pusėje, jo, tai mes stovėtume vidurį ir lauktume, kol praeitų. Nieko nėra, važiuojam. Tai va, jeigu būtų žmonės, stovėtume viduryje. Šitą sankryžą irgi labai mėgstama. Ir sakau, jeigu nebuvot, tai šakutės jums. Taip ir buvo. Nu, turi patirties, ne? Gerai, mes sankryžai suksimės į dešinę. Tai va, už tos perės suksime į dešinę. Ir visada sukant į dešinę, nepamirškime dviratininkus paspirtukininkus pažiūrėti iš dešinės. Ne tik iš priekio, bet ir iš dešinės. Jo, nes labai dažnai su jais būna problemos, būtent kai važiuojame į dešinę, jie atsitrenkia į mus ir į kairę važiuosim sankryžą. Tik anksčiau laiko nepradėk sukti. Jo, rodik. Jo. Gerai. Čia mėgstama irgi gatvelė tokia. Šitoje gatvėje dažnai per egzaminus duoda daryti lygiai gretų parkavimą. Tai matom, mokyklinė viena parkuoja, posūkio palikam važiuojam. Gerai. Ir mes irgi pamėginsim padaryti lygiai gretų prie to juodo golfiuko. Juodos mašinas 914, kur numeris, tai tam darysim lygiai gretų. Rodom posūkį, kad visi žinotų, būtinai posūkį, nes be posūkio nesustokit, nes už tai mažą klaidą gausim. Labai geras atstumas, apie pusę metro liuks. Gerai, ir pamėginkim suraityti lygiai gretų. Atbulinį jungi viskas ok, bet matom yra priekį ir gale automobilio, ne? Tai biškai palaukiam, neskubėkim. Powerą jungiam, lai jinai būna. Lai visi mato, kad mes ruošiamės važiuoti atbulinį, nes dega baltas šviesas. Ne? Tai tas pravažiuos. Mes sustojam prie mašinos geru atstumu, todėl jie gali mūsų apvažiuoti. Jeigu mes būtume stoję per toli nuo automobilio, mūsų jau apvažiuoti nieks negalėtų. Nu, jisai stovi, žiūri, tai daryk užduoti. Nevažiuoja, tai darykim. Labai gražiai Dita pasižiūrėjo atgal prieš važiavimą, kad nieko nėra. Labai viskas liuks. Svarbu neskubėk, ramiai neskubėk. Yra pipsikai, regitrui yra pipsikai. Neatsitrenki, o palietėjai. Čia dar nieko baisaus. Jo, bet jeigu būtų smūgis, tada jau negerai. Ir neišvažiuok lauk. Neišvažiuok, visą vairą dešinę. Ne, viskas gerai, jung pirmą pavarą, bet neišvažiuok lauk. Tiesiog visą vairą dešinę. Varyk. Visą, greitai, visą. Ir į priekį važiuok, nes turi vietos priekį važiuoti. Biškį priekį ir paskui visą vairą į kitą pusę ir viskas ir užduotis baigta. Gerai, dabar atbulinė ir tada vairą į kitą pusę. Atjunk atbulinę ir dabar vairą visą kairę. Ir kai bus tiesiai, ištiesink. Ne tik bordiūrą žiūrėk, bet ir priekį automobilį tą. Dar. Žiūrėk, idealiai stojam, ištiesink. Ir viskas. Laisva rankinis. Šitoje užduotyje turi nuo bordiūro automobilis būti netoliau kaip 40 cm. Nuo priekinės mašinas turi būti atstumas ne arčiau metras, netoliau 2. Irgi nepamirškit, nes mes negalim būti prilipę prie tos priekinės mašinos. Turėti rezervo išvažiavimui. Jeigu prie bordiūro biškį prisiliečiam, bent jau iš mano patirties, kiek esu girdėjęs iš mokinių, kad tai nėra kritinė klaida,
Bet jeigu bus smūgis, tarkim, ne, ar lipsim bordiūrą, nu tada jau kritinė. Bet šiuo atveju, kad palėtė, tai, nu, aš irgi nevertinčiau kaip kritinės klaidos. Gerai, trupučiuką atgal ir važiuojam laukščią. Rankinį nepamirštam. Gerai, ir išvažiavam. Tai čia toks mini tavo egzaminas, ne? Ir poweras įgydėjom. Mes važiuosime iki pat galo ir paskui pagrindiniu keliu jis eis į kairę mūsų kelias. Stenkis prie automobilių nelysti, ne? Nes tau nieks nemaišo, tai apie metrą išlaikom. Čia irgi toks pavojingas posūkis, nes sukant į kairę gali iš kairės pusės, va kaip dabar išlindo automobilis, ne? Tokių turim numatyti. Prisidėtinam, lėčiau susakam, taip po biškį ir dabar biškį taip kuo dešiniau ir sukam į tą kairę. Gerai. Toliau, sankryža. Sankryžai mes važiuosime į kairę. Žiauriai man nepatinka šitą sankryžą. Posūkis stengsis per anksti nejuk, nesklaidinti gali, va dabar juk. Irgi sustok prieš perėją, nes nu nieko nesimato. Ir jeigu matom, kad nėra automobilių iš dešinės, pabiškai judėk į priekį. Judėk į priekį. Nes kitaip čia niekada neišvažiuosim, bet būtinai padarom sustojimą prieš perėją. Žiūrim, nieko nėra, kairiai, dešiniai, priekyje nieko nėra, ir važiuojam. Ir power. Stengiamės power pasikeisti jau prieš posūkį ir labai dažnai pas tai pasikartoja antroji poweroj, kai jungi antrą, meti sankamą. Bet būtent su antrą power meti. Tai atkreip dėmesį, nes 3 ar 4 kartus tą pastebėjau. Na, čia tokias nieko čia baisaus, bet būtent su antrą power. Gerai, pakol kas tiesiai to gazą, nes 40 yra per mažai ir nuo kemping jungi. Normalus kelias tikrai viskas matosi ir nu, 40 jau būtų per lėtas važiavimas. Būtų galima mažą klaidelį rašyti. Toliau mums bus reguliuojama sankryža ir mes važiuosime į kairę. Su posūkiu perinam į juostą, taip tiesiai važiuok, bet su posūkiu. Palik tą posūkį, palik. Na ir kaip sakiau, kairė pats pavojingiausias manevras, visada mes turim gerai viską apsvarstyti. Ir jeigu bus kairiai pusėje žmonės, nu, tarkim, eitų, ne, tai lauktum sankryžos vidurį, suktis negali, žinai, nes mes negalim užblokuoti kelią. Užsidega žalias, darom judesį. Žiūrim, žmonių nėra, mašinų nėra ir sukamas į kairę. Puikiai. Toliau bus sankryža, suksimės į dešinę. Šitą sankryžą irgi sukant į dešinę, dažnai mokiniai praleidžia vieną ženklą svarbų. Pagrindinis? Ne. Posūkis dešinę. Taip, tavo pagrindinis kelias, bet ne tą ženklą praleidžia. Čia per kamerą gal ir net nesimatys, nes grinai stoja ant pačio kampo gyvenamo zonų ženklas. Viskas gerai, ramiai. Pirmą powerą. Per kamerą net nesimato, nes grinai ant pačio kampo stoja tas ženklas, kad yra gyvenama zona. Tai šitą vietą prie bažnyčios, nu atsiminkit atmintinai, važiavam. Tai stengtis neišsigąsti, ramiai. Tai vat, čia gyvenama zona, greitis yra 20. Tai šitą posūkį irgi, jeigu nėra važiavęs mokinys, ne, tik per arti neprivažiuoju, kad nereikėtų tau atbulinės jums posūkį rodyti ir važiuoju. Bet gerai padariau, Viską gerai. kažkaip nemanau. Viską gerai padarai, labai gerai. Tik tai per arti neprivažiuoju, kad tau nereikėtų paskui atbulinį važiuoti. Gerai. Viską labai gerai padarai. Nors realiai jisai tai turėtų praleisti, nes tavo pagrindinis kelias jam yra kliūtis. Bet jis jau buvo... Jo, tai mes draugiškai praleidžiam, kaip ten sako, duok kelią. Ja, ir nepamirštam svarbiausią dalyką, kad greitis 20. Tai labai dažnai būna, pavyzdžiui, mes važiuojam ant tų 20, ne, ir koks nors ten greituolis mus aplenkia, ne viršį greičiai, nes tu viršį iš vien greitį. Tai max 20, tai geriau 18, 19 varyk.
Tai va, mus kas nors aplenkia ir jau pradedi galvoti, gal čia jau baigės tas 20 ir pradedi vytis tą žmogų iš paskos. Ir va, irgi labai dažnai tai būna. Ir tada pakliūni į spastus. Jo, čia reikia kantrybės važiuoti 20, nes pilnai tikiu yra per lėtai. Ir labai dažnai dabar toje gatvėje būna reidai, šaudo greitį policininkai ir čia labai daug žmonių praranda teisės. Nes greitis 20, o čia važiuoja visi kokie 7, 8, tai tikrai greit važiuoja visi toje gatvėje. Vieninteliai pagal taisyklės čia važiuoja, tai yra regitros automobiliai ir mokykliniai. Daugiau niekas nevažiuoja ant 20, niekas, nesu matęs. Netgi ta pati policija čia jaučiu važiuoja kokį 3 km, nes, atrodo gatvė normali, ne, gyvenamos zonos ženklas. Šiaip neturėtų jo čia būti normali gatvė, tai nereikia čia to gyvenamos zonos ženklo. Manau, kad jisai čia perteklinai dėtas. Mes važiuosim iki pat galo ir į dešinę. Tai toks maršrutukas nelengvas, bet tau gerai sekasi. Ačiū. Sunkiau matosi, tai prieš perėję, žinai, nes gal ir dviratis gali paršokti koks nors. Pasisekė, nieko nėra, bet gerai. Mes jau važiuojam gryno važiavimą 27 minutės. Egzaminas formaliai ten rašo, kad trunka 45 minutės, bet iš patirties tai maždaug vidurkis 35 minutės trunka egzaminas. Dažniausiai egzaminas ilgiau užtrunka šeštadienį ryte, kai nėra automobilių, miestas tuščias, visi miega, tai ten be 15:08, man atrodo, prasideda pirmas egzaminas, tai va, ryte važiuoja biškį jau daugiau, nes tiesiog tuščia ir lengvai važiuojasi. Daug sukimų šiandieną mes darėm į kairę. Jo, kairė pusė yra labai nesmagi. Atkreipdėmėsi, kad autobusas yra čia problema, žinai, mūsų. Matot priekį autobusą važiavimo metu, tai žinokit, kad tai yra problema. Dažnai būna autobusai įvažiuoja stotelį ir staigiai išvažiuoja ant posūkio ir taip pakliūnama į spąstus. Daro tokius bairiukus. Ten kažko užsistovėjo autobusas. Laukia mūsų. Laukiam, grinai mūsų laukia. Nes taip pavojingai jisai ten stoja. Matai, antrą parą vėl metai. Atkreipėjimsi, taip gerai važiuoja. Gerai, priekyje mūsų laukia šviesoforas ir mes jame važiuosime į kairę. Sakau, kad galėtume įstrateguotis, jeigu yra galimybė, žinai. Pradėk nuo posūkio, gal kas nors užleidęs. Ir per petį nepamiršt pažiūrėti. Prilietink išmiksanką, praleistų jį ir pažiūrėkimus. Ir mes važiavame į kairę, ne? Iš kur jos į kairę galim važiuoti? Iš abiejų. Jo. Jeigu perėsi kuo kairiau, man parodai, kad tu nežiūri ženklų. Arba nežinai. Jeigu galim iš abiejų juostų važiuoti į kairę, mes vis dar renkamės dešiniau, tai parodydami, kad mes matom ženklus. Važiuojant į kairę, kaip visada, pavojinga, matom lempą į strelytę, matai? Strelytė yra, ne? Reiškia, mums iš priekio ir pėstieji netrukdys.
Koks didžiausias pavojus šitą sankryžą važiuojant į kairę iš tos juostos yra, kad galimas variantas, kad tu užlipsi ant kairės linijos. Tai stengiamės kuo dešiniau, kuo plačiau, nes daug mokinių būtent šitai sankryžą kimba, kai užlipa ant kairės linijos sukimo metu, nes tu lendi pas kolegų į juostą. Stengiamės kitas juostas mes nelysti. Taip, bus reguliuojamas sankryža į kairę važiuosim. Čia labai pavojinga sankryža į kairę. Sakom, išpilk ant linijos, tenkis neužlipti. Į viduriuką įvažiuojam, žalias dega, įvažiuojam viduriuką. Jiems irgi žalias dega, matai iš priekį esantiems, dar centrą daugiau, nesuk vairo dar. Va čia sustok, bet vairo nesuk, niekada nesusuk vairo stovint, nes jeigu kas nors į galą tau trenksis, tu išeisi kaktomušai tas mašinas. Pasiruošk, matai milsi šviesoforas, užsidega raudonas, mes turim dabaigti. Ir dabaigim. Ir kuo dešiniau. Nes taip čia kitaip išvažiuoti būtų sudėtinga. Nes pilna automobilių pastoja iš priekio būna, tai mes laukiam užsidega raudonas ir mes dabaigiam užeiti. Dar vienas žolės teisės prarast nuo mėnesį iki 3 mėnesių. Koks čia greitis? Čia greitis yra zona 40. Kažkada buvo gyvenama zona, bet dabar yra zona 40. Nebuvo kada žiūrėti, nes tiek streso buvo ten į kairę važiuojant, ne? Aš tikiu. Kaip pirty? Važiuojam. Nelaukim, ten labai netoli ten tai. Jo, kaip pirty. Gerai, mes važiuosim iki pat galo, paskui dešinę. Perės iš tolės, kad nuojam, kad nieko nebūtų. Ir vat ženklas, kad zona mums baigėsi, matai? Tai vat iki pat galo ir dešinę. Irgi čia prieš perės stokim, nes toks pavojingas. Pavojinga vietelė čia tokia, ne? Ir sunkiai matoma. Jeigu akivaizdžiai matai, kad yra automobilių, tai ant perės nelipk. Po skenerodė nebūtume galėję važiuoti. Nu. Gerai. Prisileidžiam dviratį. Ir važiavam. Tavo juosta pravažiavo, praėjo ir tu gali važiuoti. Ir tiesiai. Aišku, dar ant galo egzamino jūs gaunat su navigacija važiuoti. Nieko ten sudėtinga. Mes vis dar darom su mokiniais, tarkim, pamoką grinai tik su navigacija. Tai esu ten sukūręs tokį maršrutą ganėtinai sunku. Ir
mes, tarkim, pravažiuojam visada tą maršrutą. Su navigacija būtina yra pravažiuoti, bet navigacija mes važiuojam būtent tokį pat kaip regitroje, ten Tomas. Aišku, biškį ten tokia antikvariška, bet mes būtent tokią atpirkom specialiai kaip jų, kad mokiniam būtų paprasčiau. Su telefonu mes navigaciją nevažiavam, mes norim, kad būtų grinai kaip per egzaminą. Važiuojant su navigacija šitam kelyje rodo ten 70, bet jokių būdų nepasitikim mes rodomų greičių navigacijoje. Mes turim visada žiūrėti ženklus. Trečią pavarą ir stengtis prie jo arti nevažiuoti. Važiavimo metu atstumas iki automobilio turi būti pusė greičio. Tai jeigu tu važiuoji 40, tai 20 metrų turi būti maždaug atstumas. Tai atsiminkit pusę greičio. Toks turi būti atstumas važiuojant paskui kitą. Arba visada turim pagalvoti, kas būtų, jeigu jam, tarkim, staigiai kas nors iššoks nuo kelio, jisai staigiai stabdo, kad mes turėtume galimybę sustoti. Turim turėti rezervą. Mes sankryžai važiuosime į kairę. Tas posūkis čia irgi kairė, tai irgi toksai nėra smagus, nes ten yra kalnas, toliau ir labai nesimato automobilių, kaip parvažiuoja. Tai išlenda staigiai iš to kalno, iš apačios tiksliau. Dar nestabdyk greičio, tam yra skirtos lėtėjimo juostas. Tai kai perėsi į lėtėjimo juostą, tada ir lėtinkimės, gerai? Dėl to ir vadinasi lėtėjimo juostą. O dabar įvažiuojam ir tada jau pradedam lėtintis. Gerai, prisimažinam greitį iki 22 pavarą, ramiai privažiuojam ir stebim iš priekio, kad nebūtų automobilių ir būtinai pėsčiųjų, kad nebūtų, nes ten yra pelė. Matom pilną automobilį, biškį giliau į sankryžą, giliau į viduriuką, dar į priekį pavažiuok. Ne vairas užžinai kairę, o daugiau priekį pavažiuok. Va čia kažkur jo. Ir kadangi mes važiuosime į regitrą, tai važiuojam iškart pirmą juostą. Tai va tas kalnelis, žiauriai nesmagiai, nes nesimato tų automobilių, tai šiek tiek reikia kantrybės čia. Išlenda tik tais stoką matai, net šalmą motociklininką matai. Nepamirš dar, kai matysim, kad nieko nėra, būtinai pažiūrėk, ar nėra dviračių ir pėsčiųjų, nes čia vyksta veiksmas, žinai, ir kitoj perėjai. Čia jau reikia kantrybės, Galiu? Ne. Ne, geriau nešok. Geriau nerizikuokim, nes jie pareina dideliais greičiais. Tai va šitą vietą labai nesmagi. Beje, čia skaudžias avarijas būna šitai sankryžai. Tos mašinas tau netrukdo tik šitais. Tik iš priekio. Nes tu esi pagrindiniam kelyje, jos yra šalutiniam. Mato, kaip mes ilgai laukiam, bet ką mes padarysim, mes negalim irgi tenais važiuoti taip, kad užsimušti. Mes turim išlaukti. Lai būna tą pirmą pavarą. Kai sankryža stoja viduryje ir laukiu sukti posūkį kairę, aš vis dar rekomenduoju būti su pavarą. Nes, kol tu paskui įsijungsi tą pavarą, žinai, tai ir tarpas dings tavo. Kaip ir geras tarpas. Dar kai, aišku, automobiliai parvažiuoja, įsivertinam greitį jau. Tas, pavyzdžiui, raudonas vos pasivilko, žinai. Taip. Kaip ir patų. Ne, dar parlikę, ne. Ir geras tarpas jau dabar tikrai. Čia. Tai čia jau biškai reikia kantrybės. Ir kadangi regitra, tai iškart pirmąjį. Ne. Tu sankryžą atlikai reikėjimus, už tai būtų kritinė. Sankryžą mes nesirikiuojam, todėl iškart pirmą juostą. Gerai, regitrą mes nesuksim, kadangi tai šiandieną užrakinta. Ir
mes tiesiai tiesiog važiuokim. Persirikiuos geriau. Tai vat, ačiū visiems žiūrėjusiems ir ką mes galim pasakyti. Iki sekančio karto.